Labas vakaras, kviečiu žiūrėti žinių laidą. Lietuvos krašto apsaugos ir Latvijos gynybos ministrai Marijampolėje sutarė dėl karinės įrangos pirkimo. Kalvarijoje įsikūrė krašto apsaugos savanorių pajėgų kuopa. Marijampolės cukraus fabrikas pradeda naują sezoną. Netoli Kazlų Rūdos įsiliejo pavojingos cheminės medžiagos. Šiandien Marijampolėje dislokuotame Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione vyko Lietuvos krašto apsaugos ir Latvijos gynybos ministrų susitikimas. Jame pasirašytas bendras pareiškimas, pagal kurį abi šalys bendradarbiaus siekdamos sinchronizuoti karinės įrangos pirkimus. Tai padės stiprinti regiono saugumą, prisidės prie NATO saugumo ir atgrasimo priemonių stiprinimo bei kitų aljanso iniciatyvų įgyvendinimo. Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione susitiko Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Latvijos gynybos ministras Raimondas Bergmanas. Ministrams buvo pristatytas batalionas, kurio pagrindinis tikslas užtikrinti Lietuvos kariuomenės dalinių logistinį aprūpinimą. Vėliau svečiai apžiūrėjo bataliono techniką ir ginkluotę. Lietuvos krašto apsaugos ir Latvijos gynybos ministrai pasirašė bendrą pareiškimą, pagal kurį abi šalys bendradarbiaus siekdamos sinchronizuoti karinės įrangos pirkimus. Anot ministrų, tai padės stiprinti regiono saugumą, prisidės prie NATO saugumo ir atgrasimo priemonių stiprinimo bei kitų aljanso iniciatyvų įgyvendinimo. Tai pagerins mūsų apginamumą, sinchronizuojant mūsų įsigijimus, didins mūsų atsparumą grėsmėm ir stiprins įvairias NATO iniciatyvas šiame regione. Mes įsipareigojame ieškoti efektyvių, veiksmingų priemonių, kad mūsų įsigijimai pagerintų mūsų bendradarbiavimą, interoperabilumą tarp abiejų šalių ir geresnį pasirinkimą gynybai. Šiuo susitarimu mes sutarėm stengti sinchronizuoti tokius įsigijimus kaip ugnies valdymo centrai, prieš tankinę ginkluotę, prieš lėktuvinę ginkluotę ir kiti įsigijimai. Lietuva ir Latvija pagal šį mūsų ketinimo protokolą keisis informaciją apie įsigijimus. Mes bandysim ieškoti galimybių organizuoti seminarus, tarti su gamintojais, kad galėtume turėti bendrus pajėgumus. Manau, kad toks Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimas iš tikrųjų labai svarbus, stiprinant mūsų saugumą regione. Latvijos gynybos ministras pabrėžė, kad tai istorinis susitikimas mūsų šalims. Labai svarbu, kad ketinimų protokolas pasirašytas Marijampolėje, logistikos batalione, kuris bus mūsų atramos tašku. Šis sinchronizavimas svarbus ne tik Latvijai ir Lietuvai, bet ir visam regionui, kad šalys derintųsi įsigydamos karinę įrangą. Briuselyje susitinkant su kitų šalių kolegomis, jie pabrėžia, kad karinės įrangos ir pirkimų suderinamumas labai svarbus. Tai bus dar viena galimybė visuomeniai parodyti mūsų bendradarbiavimą, stiprinant saugumą regione, sakė Latvijos gynybos ministras. Ministrai taip pat kalbėjo apie šių metų Liepą Varšuvoje NATO sutartas Baltijos regionų saugumą stiprinsiančias priemonės, tarptautinių batalionų kovinių grupių dislokavimą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. NATO sutarė, kad tokiam tarptautiniam batalionui, kurį sudarys NATO sąjungininkų kariai, Lietuvoje vadovaus Vokietija, o Latvijoje Kanada. Ministrai taip pat apsikeitė informaciją apie šalių planus ir nuveiktus darbus, ruošiantis tarptautinių vienetų atvykimui jau kitų metų pradžioje. Kalvarijos gyventojams prisistatė krašto apsaugos savanorių pajėgų 110 kuopa. Nuo šiol norintys tarnauti savanorių pajėgose, tai galės daryti savo gimtajame mieste. Kalvarijos krašto šventėje vietos bendruomenė buvo pristatyta naujai įkurta krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės 110 kuopa. Kad šis įvykis neeilinis, įrodė ir savanorių pajėgų vado atvykimas į Kalvariją ir šventėje gausiai dalyvavę kitų kuopų kariai savanoriai. Dainavos apygardos rinktinės vadas, kaip sakyti, informavo, išžvalgė, išanalizavo situaciją ir jų manimų tą, ką matė, kiek iš Kalvarijos ateina savanorių į Marijampolę esančią kuopą.
Tai supratom, kad čia yra potencialas tų jaunuolių, jaunimo ir šiaip kiek piliečių, kaip aš minėjau, į savanorių pajėgas gali stoti nuo 18 iki 55 metų, tai matė, kad yra potencialas, kad čia gali būti įkurta papildoma kuopa. Ir jau šiuo metu turim apie 15 žmonių, kurie iš karto galėtų prisijungti prie naujai įkurtos kuopos, bet ir buvo priimtas sprendimas įkurti čia kuopą. O mes šiais metais visoje Lietuvos mastu tai būtų jau 3 įkurta kuopa ir plečiam kuopų tinklą, sakykime, Lietuvoje, tam, kad turėtumėm kuopas kiekvienoje savivaldybei ir kiekvienam savanoriui mūsų būtų patogu tarnauti. Smalsu sužinoti, kuo bus ginkluota Kalvarijos miesto savanorių kuopa. Savanoriai yra visi ginkluoti lengvaisiais pėstininkų ginklais iki prieštankinio granatsvaidžio, tai tuos pačius ginklus turės ir Kalvarijos kuopa, turės administracinį transportą, kurį galės naudoti vieniem ar kitiem dalykam ir kaip ir viskas ir tęs arba pradės savo tarnybą. Šventė baigėsi ir prasidėjo kasdienis darbas – ruoštis ginti tėvynę. Tai kas tie kariai savanoriai, paklausime kuopos vado kapitono Mariaus Jermalavičiaus. Kariai savanoriai savo dienotvarkę turi tik tai pašaukti į tarnybą. Šiaip kariai savanoriai tai yra paprasti civiliai žmonės, kurie turi kitą savo civilį gyvenimą, tai darbai, šeimos, visa kita. Kai karys pašaukamas į tarnybą, jisai vykdo visus įsakymus, kas susiję su tarnyba ir visą dienotvarkę jau numato pati kariuomenė. Kariai savanoriai pasirengę vykdyti gynybinės užduotis, sustiprinti kariuomenę. Ar svarbu užmegzti glaudžius ryšius su vietos gyventojais tam, kad veikla būtų efektyvesnė? Be abejo turės ryšius, nes savanoriai be vietinių organizacijų tai sunku būtų ir beveikti. Tai mes patys savo mokymą, savo rengimąsi vykdysim daugiausia Kalvarijos savivaldybės ribose. Mūsų yra kaip ir užduotis būtent veikti Kalvarijos savivaldybėje. Taip pat stengsimės bendradarbiauti su atstovais savivaldybės. Stengsimės netgi juos pačius įtraukti į veiklą. Ir baigiant pokalbį, kapitono Mariaus Jermalavičiaus paklausime, o kaip jis pats atėjo į kariuomenę. Pats kariu tapau dar mokydamasis mokykloje. Labai žavėjo šitą profesiją, todėl iš karto po mokyklos įstojau karo akademiją, taip ir buvo tas mano greitas, kaip sakyti, kelias link kario. 85-metį švenčiantis Marijampolės cukraus fabrikas pradeda naują gamybos sezoną. Vakar buvo priimtos pirmosios tonos saldžiųjų šaknų. Šį sezoną tikimasi pagaminti per 40 000 tonų cukraus, beveik dvigubai daugiau nei pernai. Seniausias Lietuvoje Marijampolės cukraus fabrikas pradeda naują gamybos sezoną. Šiemet runkelių cukringumas kol kas mažesnis nei pernai. Runkelio šaknis yra pakankamai didelė dėl lietingo sezono. Tik tiek, kad dėl to paties lietingo sezono nėra prikaupta daug cukraus, bet pastarosios 2 savaitės ir dar kam numato prognozės iš tikrųjų labai palankios cukraus kaupimuose. Ir tikimės, kad tas cukrus iš tikrųjų dar kaupsis ir bus tikrai, jis dabar jau nėra labai žemesnis negu vidutinis daugelio metų stebėjimo, kad pasieks vidutinį, tai tikrai tuo tikim. Fabrikas per šį sezoną planuoja supirkti apie 300 000 tonų cukrinių runkelių. Iš jų pagamins per 40 000 tonų baltojo cukraus, iš jų 26 000 kvotinis. Smarkiai daugiau, iš tikrųjų, lyginant su praeitais metais, tai planuojame turbūt daugiau nei dvigubai. Mes supirksim ne vien tik tai, ką esame susikontraktavę, bet dar ir papildomus kiekius. Tai planas turbūt baigti arba su naujaisiais metais, o galbūt iki sausio vidurio dirbs. Fabrikui saldžiąsias šaknis augina apie 100 Sūduvos regiono ūkininkų. Neseniai prie bendrovės vairo stojęs Augustas Obuchavičius džiaugiasi, kad pagaliau pavyko išspręsti ilgalaikę atsiskaitymo su žemdirbiais problemą. Šie metai yra tie, per kuriais išsprendėm ilgą laiką buvusią problemą su augintojais yra atsiskaityti ir netgi tam, kad užtikrinti šiokį tokį saugumą augintojams, nes po eilės metų tų problemų jie buvo šiek tiek įsibaiminę. Sudarėm galimybę augintojams pasiimti produkcijos avansų nuo 50 iki 80% nuo sukontraktuotos runkelių vertės, ką augintojai pakankamai
noriai naudojosi ir dabar turime turbūt vidutiniškai apie 60, gal šiek tiek virš 60% jau atsiskaityti avansų dar kai runkeliai, tik tai važiuoja antrą dieną. Ir šiemet nebus atsiskaitimo problemų? Tikrai nebus. Kitais metais bus panaikintas kvotų režimas, todėl seniausiam šalies cukraus fabriko atsivers pasaulio rinkos ir naujos galimybės. Kainą mes palaikysim konkurencingą, kokia yra rinkoje, kas pasidaro iš tikrųjų žemdirbiam, kad nuo kitų metų turbūt ir valstybė šiek tiek dotuos runkelių auginimą. Tai žemdirbiam iš tikrųjų dėl to kažkokių didelių permainų neturėtų būti, kaip ir kiekvienais metais bus dėrybos dėl kainos, o viskas kitas išlieka tas pats. Kas keičiasi cukraus fabrikui, tai taip, panaikinus kvotų režimą, atsidaro pilnai visas pagamintas mūsų cukrus gali būti realizuojamas visame pasaulyje, tiek visas cukrus gali būti realizuojamas Europoje, tiek be jokių apribojimų gali būti išvežtas už Europos ribų, tai tikrai fabrikui atsiveria didesnės galimybės. Dabar pagaminta produkcija bendrovė Arvi cukrus realizuoja Baltijos šalyse. Šiandien bendruoju pagalbos telefonu 112 11:17 buvo gautas pranešimas, kad Kazlų Rūdos savivaldybės Kvietiškio kaime esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje iš automobilio, kurio buvo vežamas pavojingas krovinys, teka cheminės medžiagos. Į įvykio vietą išskubėjo Marijampolės apskrities ugniagesiai ir kitos specialiosios tarnybos. Teritorija buvo aptverta, iškviesti aplinkosaugininkai. Kaip paaiškėjo, pagalbą įsikvietė pats krovininių automobilių vairuotojas Estijos pilietis. Jis pastebėjo, kad viena talpa yra nesandari, todėl nusprendė nerizikuoti savo ir aplinkinių sveikatą. Atvykę specialistai nustatė, kad į aplinką prasisunkė labai nedaug cheminių medžiagų, todėl žalos gamtai nepadaryta. Krovininių automobilių iš Lenkijos į Estiją buvo gabenami skiedikliai. Vairuotojas įtarė, kad krovinį nekokybiškai pakrovė Lenkų firma. Jis susisiekė su tiekėjais ir Lenkai sutiko atvežti sandarę talpą į įvykio vietą, todėl esto kelionė į gimtinę užtruks. Jam teks palaukti, kol chemikalai bus perpilti ir gamtosaugininkai leis tęsti kelionę. Tiek naujienų paruošėme šiandieną. Dėkoju, kad mus žiūrite ir iki pasimatymo rytoj. Sudie. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitaciją aukštos bangos ir daug tvirtesnę už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubriką remia Sumani TV. Naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių, pūs vakarų krypties vėjas 2 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys 10 laipsnių šilumos. Ryto diena bus debesuota, galimas lietus, pūs šiaurės krypties vėjas 3 metrų per sekundę. Dienos temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.